...2011 m. Liepos 5-10 dienomis Šiauliuose nuaidės 4. tarptautinis folkloro konkursas festivalis Saulės žiedas. Folkloro atlikėjai, dainininkai, šokėjai, muzikantai iš viso pasaulio ir Lietuvos yra laukiami Saulės mieste, kaip dažnai yra vadinami mūsų Šiauliai. Saulės žiedas gimė 2005 metais, tačiau jau išplaukė į pasaulinius vandenis, jau tapo žinomas ir populiarus. Į šį konkursą festivalį nori atvykti vis daugiau folkloro atlikėjų, ne tik iš Europos, bet ir kitų žemynų. Į Saulės žiedo folkloro fiestą lauksime atvykstant dalyvių iš 15 šalių, o svečių net iš viso pasaulio. 6 dienas Šiaulių regione skambės festivalio koncertai, vakaronės, įvairių šalių folkloro prisistatymai, šurmuliuos tautodailininkų ir amatininkų mugės. Turėsite galimybę ne tik pamatyti, bet ir išmokti įvairių tautų šokių, dainų, liaudiškų žaidimų. Šiuo didžiausiu Šiaurės Lietuvoje tarptautiniu renginiu miestas minės garbingą Saulės mūšio jubiliejų – 775 Šiaulių gimtadienį. Kartu tai bus parengiamoji šventė vyksiančioms 5-osioms Tafisa pasaulio sporto visiems žaidynėms Šiauliai 2012, kurios taip pat startuos Šiauliuose. Tikimės, kad Saulės žiedo festivalio dalyviai, svečiai ir šeimininkai būdami kartu vėl galės patirti daug turiningų ir džiugių akimirkų. Tegul 2011 metais Liepos 5-10 dienomis Šiauliuose įsiskleidęs Saulės žiedas, šokiu ir daina sujungia skirtingas tautas ir žmonių širdis. Iki susitikimo Šiauliuose!